Mūsų dienos liaudies muzikantas Kazimieras Kreivos, dukra Kristina ir anūkė Aurota. Įteikime dviejų puokštę labai skanų pyragą, dėką Bonį, pasirašytų dienos kultūros centro direktorės ir kultūros centro maišelkų, tą maišelkį patys didžiausi palinkėjimai. Sutikim ir palydėkim, taip ir sutikom, taip ir palydėkim. Kaip matot, mėlyjeji, mūsų linksmoji harmonika jūsų šeiminį rankų ir jau trečia kartą linksmėnas Katalina. Taip kad plojimų neiškaldykit. A dabar, kaip įsiplepėjo, kaip įsišnekėjo, aš nieko. Nes dabar 25 metus jo pas mum linksmoji harmonikoje atgrojys, šiandien suka naujų ratų. Kęstutis Kuzmickas iš Molėtų. Tasai mūsų jubiliejinis siurprizas. Kęstutis su jubilieju. Tetai, aš galiu kur nors pamačius. Viskas tik gerai pasidaro. Nu taigi, su každais metais Kęstučiui jūs po mikrofonu pastatė. Tai mama tai kokią gausybę. Taip, kad ir rankų neiškaldykit ir dar jūsų pablogint sutikit. Aš trumpai suprasiu, kaip keletą markelių į vieną surūšų, kad trumpiau būtų. Liūdna, nors į mikrofonų pristatėm vis tiek liūdna. Nors šitas žmogus sako pristatyti visiškai gerai. Visą salę žino, kaip dabar nedirkojam plos ir rūkam plos. Kas? Apie Petriukas Lerinka. Kaip Kęstutis Kamalėtų, tai Petriukas iš kitas. Aš žinokit, aš dabar jums pasakysiu tokį išposų apie Petrą. Mūsų Petras Lerinka pjovė žūsį su piela. Ne kiek pjovė, kiek ziravo, kol žūsis galų gavo. Taip, kad padalos nuo kiekvienos zivos. Kadalos paprašė. Reikia būtų dabar kaip ekspromtų nerepetavę ir visiškai. Jėzum nesakė. Tai darosi, sutikit, Petrą.
Kaip žinok, nuo vasaros laiko skraida ir skraida tas pienės pūkas. Pilna salė ir išindė pienės pūkų. Niekaip valytojas nesupranta, kas čia yra. O čia yra taip, kad Petras atvažiuoja ir visi sveteliai dainuoja pienės pūkų. Ar padėsite? Kęstuti, kas už šitą? Kęstuti, pamačiusi? Šitai mums labai gražiai pristatė, kas nežinau, liaudies muzikantai. Tai čia kurie dabar mūsų klauso, tai čia liaudis. Apie trim neklauso, bet tai nežinau, kaip pavadinti. Žiūrėkit, tai tikrai nori padainuoti? Aš žodžius bent jau žinau. Priedainis labai lengvas. Tik pienės pūkas. Repetuoju. 3, 4. Tik pienės pūkas. Mok. Gerai. Nužydėjo laukai. Nubyrėjo kaštonai. Per jūržės marias nuplasanojo drugiai. Tik tai pienė gausuo, sužydėjo pasaulyje. Tam vazone, kurį į mane tu nekelėsi. Tik pienės pūkas, tik pienės pūkas, tik pienės pūkas, man širdį paguos ir
nežinau, kur esi, ar kada te sugrįši, gal eini su kitu, gal lakškaisi viena, kaip žinau sugalvau, aš tarp mūsų dviejų ryšį, tas ryšys tai pražynusi pienė, jausma esi, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, man širdį paguodė, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, manęs neišgirdo, arba jūs, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, man širdį paguodė, tik pienės kūnas, tik pienės kūnas, manęs negirdo. Mes irgi norime padėkoti Petrui ir Kęstučiui, kad jie paskutinį kartą mūsų šventė. Nu ir ko neliaujas muzikantai sakyti, nu, taip visi džiaugiamės ir plojam. Šieną paplojam salėje.
ar atistarojo jūs, draugai, kai aš tau sakydavau, aš tau duosiu riešutų, kad tu neįtum prie kitų. Adamino, tai kurgi tu neatminsi? Taigi riešutai, meilas pranašai. Numergiotės, ateikit, padavosma. Ar porų ištraukstat, ar tai su tais berniokais, kad priešoka yra kokia meila, amašti, kaip sakantį, nieko nesgauna. Nu, traukit saulę. Neišradykit. Na dabar paskaičiuokim, ar lyginis, ar nelyginis riešutų skaičius. Nu, išėdas. Pas mane tik 5. Na, pas mane tik 3. Mane 7. Pas mane irgi 3. Pas mane 5. O, 7. Pas mane irgi tik 3. A pas mane 6. Vienu, kaip sakant, ištekinsime. Nors vienu atskratysim. Nu, kad mes neskratytumėm, klausyk žiūrovų, tai reikia pristatyti, kasgi čia pas mums dabar inscenas, šitą atšlaimą bus. Bus nekas kitas arba šumnas kolektyvas, Petras Vadinas, Utenos kultūros centras, Suleikų skyriaus, liaudiškas muzikas kapela Selevytė. Ir kadros vadovė Aušrelė Baltuškienė. Pasakykime. Ar jis ruošęs? Vat kažkaip tai man dėl tą markatną neramu ir nugaru savo. Ir kaip tai slūkstas atsiranda. Ir gerklą jau peržio. Aš mysliu, kad nedaug tie, kad tai ta kvaraba nebūtų prieš keletą metų atėję. Nu, tu žinai, tėvai, man taip ir atrodo, kad arklys ant 4 kojų suklumpa. Ar vienam, tai žinai, su tokiu liežuviu viską gali būti. Tu čia manys nešposi iš manį čylį, pataip įlaisiu, kaip žuvis tvenkinį. Žinos. Nu gerai. Nu eitų išvyksiu arbotas, atsvėrsiu karštimo ir praeis visą kvarabą. Arbota tai gerai, kad tada būt saldi, o čia va jau ir be gėlą. Aš visų cukrų tai alus giliau. Žinai, tėvai, sugalvoju. Sandins taip, kaip jaunystėj. Kaip tai būtava? Dėl tą saldžiau nei cukrus.
Sėlėje. Ir šiandieną aš kaip tik pakalbėjau su mūsų vadove ir aš supratau, kad mes jau skaičiuojame 12 savo gyvavimo metus. Ir iš tikrųjų mes kartu su Vitalijum nuo senų laikų čia kartu esam ir mes tiek daug pakeitėm, ir vadovės keitėm, ir darbus keitėm, ir instrumentus keitėm. Bet aš pagalvojau, pas mus išliko vienas labai svarbus dalykas. Tai mūsų labai didelis ir platus ir gražus dainų ir kūrinių repertuaras. Tai šiandieną mes išrinkome jums pačias gražiausias dainas ir pačius gražiausius muzikinius kūrinius, kuriuos šiandieną jums ir padovanosime. O dabar kviečiame pasisukti polkos ritmu ir polką Sėlėje. Antras grupės Sėlėvytės polka. Man tai žinokit labai prieš šviesas žaiduoja, bet atiduokime Volkerio Vėgėlį valsas rudenys.
Ačiū Jums labai. Na, o dabar apie labai gražų laikotarpį, apie labai gražų metų laiką, apie pavasarį ir apie tas baltas, gražiai žydinčias ir kvepiančias vyšnias. Sode vyšnia žydėjo kalbai.
turime įteikti gražiausių, garsiausių ir nuostabiausių dovanų. Oi, mėlyje, jau tikrai šitas širdis kaip paukštis, atrodo, tai spurtai išskris. Nežinau, kaip tai pasiūk su širdim, bet jau man tai jau kaip tai plasnoja. A viena čaponė žiūri, man tokia su baldu švergiokom sukusi galvoja, tai kaip pana šitos ūsus užrarytis? Aš brangioju tavo sakysiu. Na, į kamarą, aišku, nudavojus, kad jau gaspadinę boiką plak baigė. Ir kai jau tinai įgysis gražiausias šviestas šmatelis, tai kuopstų. Ir aš raitai vieno, kitom pusę. Kas lieka, tai kitas laišai. Tai nesakykit. Nu, ūsai tai ūsai. Bet daug darbo turiu ir aš su tais ūsais. Ir vakarė, ir rytą. Nenoriu pasisakyti. Nu, bet ko čia mes, tėvai, apie tavo ūsus? Tai mano viršumo pašnekėti. Kitas reikalas. Bet dabar apie žmonių šunumą. Bet visų laiką neįsaboja, čia tai mes tokie apšviesti, kaip gerarimi šitie žalčiokai rūganas. Tai man patakotynos, tai irgi smalsu. Bet dabar aš tai labai norėčiau pristatyti iš Vilkaviškio kultūros centro atvykusių liaudiškos muzikos kapelą Vingis. Per visų Lietuvų važiavo, dardėja paklausą, ką utenų pasiektų. Tai kol Anys. Katros vadovas Gintas Turonis. Prašom. Taip. Dabar, brangieji, nežinokit, aš vis tikrai, kaip sakant, ne tik tai Vilkaviškio tokius gražius vyrus ir moteris noriu padavoti, bet noriu padavoti ir jų. Tai Karlonska, tas, kad rasiu čia Demulis šitas jau reguliuoja tų švieselai, tai insukit lygiai, kad galėtus aš jūsų pamatyčiau. Nes mano gaspadinė, matot, kokiu karūtį jau, aš sipulti jūs, kaip sakant. Ne tik karūtį, nu supranti, kaip čia dabar taip sumysi jau. Visiem dalinam, sveteliam dalinam, nu bet reikia ir šitiem brungiem sveteliam kai ką padalinti. Kad daja, kad klausa, kad linguoja, kad dainuoja, kad ploja garsiai. Man tai stėvės įma tai, kad brungieji Anys iškreipė mano žiemkenčius, dabar, kaip sakant, visus dernius susirinks, nu tai kas mum beliks tada? Sugi griausas. A dabar, žinai, tėvai, ir jūs, brangieji, primysėjo visokių suktų dalykų. Pririnkau razumų, suktų misijų. Kas žinos atsakymus netakuliuotis, užsidėjau, kad viską teisingai pasakyčiau. Va kiek lapą turėjau, tai gali tikrai kur sumaišyti. Jeigu jau, kaip sakant, žinostat atsakymus, tai kelią trumpų ir atsistoja, tai jau, kaip sakant, kaip jau ne. Tu tėvai dabok, mergiotės irgi dabokit, kas atsako. Kelią trumpų atsistojat ir sakot garsiai atsakymą. Pirmoji misla. Vasarų darži bujoja, žiemų gryčioj žiemamoja, kas jį pauosto ašarą šluosto. Pala, apie manį mislių nebūtų. Nebūtų. Ne, čia ne apie tamską. Svagūnas, nešam šitai poniai svagūnų. Šiemet smulkėlių žalva. Brangioji, nežinau, kaip tik pasiūpas mums taip sibūrė. Tiks. Perduokit ir nenukrumtykit. Antroji misla. Klausykit. Čia geriausiai, kad spėtų vyriokai kartė. Pana dvarė, jos kasos orė, kas? Negirdžiu, atsistoja. O vyrioką balsas rasta, a? Atsistoja, bent vienas. Nu vyriokas, nu. Tai kaip sakyk, stokit tik tai reikia mano orgas. Ta ponė atsakė,
Atsistokit, prašau. Taip. Morka. Geras šiemet morkos pas mus, prašom. Vakarėlį jau prėskų neprasvykstate, jau garantuotai. Iš mūsų loskas, nu? Čia, kaip sako, pagrabiniai baltai mišrainiai. Trečia misla. Kas po žemi raudonas? Atrodo, kad visi augintojų. Poragėlių irgi turim. Prašom. Va. Va šitai poni. 1, 2, 3 eilė. Nei virti, nei lūpti, žinok. Atsistokit, prašom. Pablokit šitai poniai. Vasarą iš apivarčių aš kvies. Oi, nu dar viena misla. Vienakonis vyrukas 100 rūbų dėvi. Kas? Prašom, ponai. Kapustai dovanok nelabai didelį užaugo, tai tik galvas įdėjo. Nu ir kas tai lyga? Kas tai lyga pas mus? Oi, nu paskutinė misla. Troba be langų, be durų. Kai šeimininkas nori išeiti, turi duris išlaužti. Nu ne, tamsta. A ką jūs visi galvojate, kad čia tik tai augalas gali būti? Tamsta, prašom. A kas tai lūpas, tai tą kiaušinį? 10 kiaušinių. Vakarienė garantuota. Tai paskui paprasėda visi čia, kad reagavo, užbėga ir vadinasi, kad jeigu salėje umbolių išeina. Nu šiam kartui tiek, paskui gali dar daugiau bus. Tai gerai, pristatom Vilkaviškio Vingis.
vardynų determinų, draugų geresnių neturiu, skaistuvo jų giesmių lyg krygo, beneisto aš tuščios kalbos, ir apkalbos manymo kariai, su sielos angelų kalbų, įtais ir vagais milokai, kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Ir skaičiai dieviškas dangus, parinkęs bendraminčiųjų, Kristovanoja draugų, jos meilė muzikai stūri. Kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Kaip visada yra žmogaus, ir jam galiu atleisti auką, o kai sunku prašau dangaus, Jėzus man angelos susdrauga. Aš gyvenu, dar vyturiu.
That
gražūs nariai ir svarbiausia tai, kad Vilkaviškyje, o jis visą laiką labai uždaras krašti, visą laiką reikalingi ir visą laiką dovanoja pokrūvą šimto kukvatų. Nu, a dabar ateina česas, kaip aš sakau savo gaspadiniai, vyrų laimės valanda. Pertrauka